Labą dieną. Mokinių mokomoji bendrovė Strėlė pradeda darbą. Kas mes? Mokinių mokomoji bendrovė Strėlė, Aukuro gimnazijos mokinių mokomoji bendrovė. Ne visa sudėtis, bet prekiaujame įdomiais laikrodžiais, įkūrėjai, mes 3 klasių mokiniai. Mūsų tikslai – pelningai parduoti savo produkciją, įgyti naudingos verslumo patirties, mokytis dirbti komandoje, nes esame iš skirtingų klasių. Taip pat patenkinti pirkėjo poreikius. Bendrovės komanda – Valda Mikalauskaitė, kuri liko prekiauti, Viktor Durov aš, Ieva Bružaitė, Neringos Latbrikaitės kaip nėra. Verslo idėja – įvairių laikrodžių modernizavimas, dekupažas, pardavimas, patobulinimas. Veiklos pradžia sausio 14 mes buvo tokia idėja, taip tik susikūrėme. Kilo idėja, pati registruota firma buvo vasario 14. Ir numatom pabaiga birželio 5. Tikslas – modernizuoti gal jau ne tik mokykloje esančius laikrodžius ir iš laikrodžių modernizavimo ir prekybos užsidirbti pelno. Štai pavyzdžiai. Fizikos kabinetai visai tiktų, matematikos. Štai ir va. Rankiniai laikrodžiai. Iš gan paprastų tokių priemonių gali kilti va tokias idėjas. Puikus laikrodžiai. Ačiū dėmesį.